Pirmajame viraže vyksta kova. Kosmosas sušuoliavo ir praranda lyderio poziciją. Senjorita taip pat sušuoliavo. Na, o priekyje antrasis numeris Ikaras, vadinamas Alfredo Žarnausko, ryškiai pirmauja kol kas, tačiau kova bus dar kova bus, kadangi antroje pozicijoje bėga Granatas, vadinamas Jozef Vakša, tačiau priekyje, kaip jau matėme, Ikaras ryškiai lyderiauja. Kol kas dviejetukas atsiplėšė, kaip jau priekyje iš starto linijos šojas Ikaras priekyje, antrojų pozicijoje Žilvas Granatas. Trečioje pozicijoje laikosi Žilvas Era, vadinamas Alberto Marazo. Na ir hipodromo take tiesiojoje Kosmosas aplenkia Erą. O pirmasis dviejetukas pradeda kovą dėl nugalėtojo vardo šioje rungtyje. Kol kas priekyje Ikaras. Tačiau Granatas kontroliuoja situaciją ir šiame viraže gali keistis situacija. Vėl Kosmosas sušuoliavo ir vėl užleidžia poziciją į trečią vietą Žilvui Era. Na, o dabar jau finišo tiesioji ir jūsų palaikymas reikalingas tiem žirgams, už kuriuos vyksta. Taip, ryškiai atsiplėšęs po starto, finišuoja pirmasis Ikaras, antrojoje pozicijoje Granatas, na ir trečioji vieta. Finišuoja Kosmosas, ketvirtas Era. Era atsargiai įvyko